Jau 2 metus iš eilės į Druskininkus iš Trakų atvykusio žirginio sporto klubo Naujadvario žirgai trenerės mokė druskininkų vaikus jodinėti. Netoli Druskininkų aerodromo trečiadienį surengtos jodinėjimo varžybos, kuriuose dalyvavo 11 jaunųjų žirgų mylėtojų. Šiemet, kadangi mokiniai jau yra sustiprėję, sugalvojom padaryti jam tokią pramogą ir surengti paprastas varžybėles. Tai dabar jie čia visi susirinko su savo palaikymo komandom, kas su tėveliais, kas su draugais ir bandys varžytis dėl prizų. O ar daug yra druskininkiečių norinčių išmokti jodinėti, ar sulaukite daug dėmesio iš vietinių? Taip, dėmesio iš tikrųjų sulaukiam nemažai, tik žinoma, tai yra brangus sportas, tai ne visi norintys gali sau leisti, bet visi labai stengiasi. Vaikai netgi patys šiltuoju laikotarpiu bando kažkaip užsidirbti, kad galėtų lankyti tas pamokas. Kas grybus renka, kas uogas renka ir pardavinėja. Noras didžiulis. Pradėjau jodinėti žirgais praeitą vasarą, praeitos vasaros pradžioje. Iš pradžių pamačiau laikraštį skelbimą ir labai susidomėjau, nes man labai patinka žirgai. Ir koks buvo jausmas, kai pirmą kartą atsisėdai ant žirgo? Pirmą kartą, kai atsisėdau ant žirgo, buvo biškį baisoka, aišku. Jaučiausi nedrąsiai ir, tikrai nebuvo labai malonu. O kaip dabar? Dabar labai smagu. Man labai patinka, tikrai labai smagu. Kartu su 2 žirgeliais, Styga ir Sirena, jauniesiems jojikams teko įveikti įvairias rungtis. Tam tikroje teritorijoje žirgu apjoti kliūtis, į kibirą įmesti kamuoliuką, nulipus nuo žirgo jį išimti ir pasiekti finišo vietą. Rungtyse svarbus buvo ne tik greitis, bet ir tikslumas bei susikaupimas. Varžybose puikiai pasirodė visi jojikai, tiek labiau patyrę, tiek jauniausieji, ant žirgo jodinėti pradėję dar visai neseniai. Žirginio sporto klubas pamokas Druskininkuose veda tik vasaros metu, tačiau norintys mokytis jodinėti gali atvykti į Trakus arba laukti kito vasaros sezono. Trenerės pažadėjo, kad kitąmet jos ir vėl būtinai atvyks į Druskininkus.